Sveiki. Pirmadienis, skaitom, tęsiam mūsų skaitimus į Tėvų takos. Ir šiandien skaitysime dvi sutas, kurias iš tiesų aš dvejojau, ar reikia jas skaityti ar ne. Bet jei jau skaitome viską iš eilės, daugmaž, kaip ir nieko nepraleisdami, tai pažiūrėkime. Kodėl dvejojau? Todėl, kad kalba bus apie būsimus gyvenimus. Iš tiesų apie kamą. Ir gal mūsų visuomeniai, mūsų racionaliam protui, tai gali kelti, tokios kalbos gali kelti pasipriešinimą. Bet pažiūrėkim, ką Buda turi pasakyti. Tai suta 20 ir 21. Vienuoliai aprėpęs asmens su ydingu protą. Dar kartą. Vienuoliai aprėpęs asmens su ydingu protu protą savojo, suprantu, kad jei šis žmogus dabar pat mirtų, būtų kamos paliktas pragare, lyg ten atneštas. Dėl kokios priežasties? Juk vienuoliai jo protas ydingas. Ydingas protas vienuoliai tai priežastis to, kad kai kurios būtybės po kūno žūties, po mirties atgimsta pragaištingoje, blogoje vietoje, kančių pasaulyje, pragare. Tai pirma suta. Buda dažnai pradeda nuo negatyvų, nuo neigiamos pusės, po to jau kalba apie teigiamą. Vienuoliai aprėpęs asmens su skaidriu protą savojų, suprantu, kad jei šis žmogus dabar pat mirtų, būtų kamos paliktas danguje, lyg ten atneštas. Dėl kokios priežasties? Juk vienuoliai jo protas skaidrus. Skaidrus protas vienuoliai tai priežastis to, kad kai kurios būtybės po kūno žūties, po mirties atgimsta geroje vietoje dangaus pasaulyje. Tai pirmiausia, ką matom? Budos mokyme taip pat kaip ir krikščioniškam mokyme. Mes turim ir kalbama ir apie pragarą, iš tiesų apie pragarus ir apie dangų, iš tiesų dangiškuosius pasaulius. Tai skirtingai gal nuo krikščioniškos kosmologijos. Budizme mes turime daug įvairių pragarų ir taip pat daug įvairių dangiškųjų pasaulių. Skirtumas pagrindinis yra tas, kad gyvenimas ten nėra amžinas. Skirtumas nuo krikščioniško mokymo, kad nėra taip, kad vieną kartą ten patekai ir per amžiaus kankiniesi ar per amžiaus mėgausi jusliniais malonumais. Ne, yra laikina. Bet žmonėms visada rūpėjo ir manau ir dabar teberūpi iš tiesų. O kasgi laukia po mirties? O kaip čia dabar, kaip čia reikia, ką čia reikia daryti, kad po to būtų viskas gerai? Tie žmonės, kurie tiki ar mano, kad su mirtim nėra, viskas nepasibaigia, kažkas yra kažkokia pratasa, jam rūpi. Ir žmonės mirdami, jie iš tiesų ta baimė mirties daugiausiai būna susijusi su baimę skausmo, paties proceso mirties, o antra tai nežinomybė. Ir netgi mums nereikia jau judėti link mirties, netgi gyvenime, paprastam mūsų gyvenime, kai mes ateinam iki kažkokio taško, kur mes nežinom, kas bus, kas toliau bus, mes sumištam. Ir iš tiesų tai didelė kančia, atrodo didelė kančia. Nes paprastai, kai mes nežinom, mes kažkodėl galvojame apie blogus dalykus. Ir taip skatinamos vairios baimės, ateities baimės. Bet kasdieniam gyvenime, jeigu mes, pavyzdžiui, kai yra kažkokia nežinomybė, pavyzdžiui, aš išeinu iš darbo, o siaubė, aš nebeturėsiu kažkokių užtikrintų pajamų ir kaip aš ir taip, o siaubė galima žiūrėti, bijoti, gali atrodyti, bet kita vertus galima žiūrėti su smalsumu, kas ateis vietoje, kai atsilaisvins šį vietą,
darbu, ta prasme, kad ta vieta, kurią mano gyvenime užima darbas, kai jinai atsilaisvins, kas užims tą vietą. Galbūt kažkas daug geresnio. Kažkas daug geresnio. Geresnis darbas ar dar kas. Tai va, tai apie ką? Apie tai, kad nežinomybė, atėjus prie mirties, jinai kelia mums baimę ir kančią. Ir tad Buda paaiškina, kas apsprendžia, būtent jau mirties akimirką, kas apsprendžia atgimimą. Tai yra protas. Tai yra kokia yra proto būsena. Ir čia išverčiau neidealiai, toli gražu, bet pirmojo atveju kalbama apie padosą, paduthačitą, padosą. Padosą galima suprasti dviejopai. Galima suprasti kaip iš tiesų pikta su neapykanta, protas su neapykanta, nekenčianti protą. Arba tiesiog dosa taip pat turi tą reikšmę įdos, tiesiog netobulybės, kažkokio defekto, defektyvus protas. Ką tai reiškia? Tai reiškia protas su teršalais, suterštas protas. Tai jeigu yra lygiai taip pat, jeigu protas yra apimtas godumo, nenoro paleisti, prisirišimo ir taip toliau, tai taip pat neveda į gerą būtį. Bet jei jau Buda kalba čia apie pragarą, tai greičiau turbūt vis dėlto turime omeny pirmą prasmę, būtent neapykanta. Nes neapykanta tai yra ta sąlyga, kuri veda į tokią jau labai stiprią kančią. Mes kenčiam, kai jau mes nekenčiam, mes jau šiame gyvenime, tikrai tą akimirką, kai mes nekenčiam, mes kenčiam, bet tai taip pat atneša, kai tas neapykantos protas, ta kama, kai jinai subręsta, tai jinai duoda vaisius dar 100 000 kartų kartesnis. Todėl svarbu būti taikiam. Ir vat kitas, kaip yra antroji sutoje, kalbama apie pasanna čitą. Pasanna, tai būtent skaidrus nurimęs, skaidrus kaip vanduo, kai nurimsta, pasidaro skaidrus. Lygiai taip pat tas toksai nurimęs skaidrus protas. Jame nėra teršalų, jis yra nurimęs ir dažnai pasana yra susijusi su tikėjimu. Ta žodis. Ir tikėjimas tikrai praskaidrina. Kai mes turim tą tikėjimą, kad mūsų geri darbai, geri poelgiai, mūsų gerumas, tai, ką gero mes esam davę pasauliui, kad tai atneš gerus rezultatus, mes labai ramus. Tai pavyzdžiui, mirštant nereiktų galvoti apie tai, apie, sakykime, ten, ką čia fiziniam pasaulyje mes paliekam. Tai geriau galvoti, ką mes davėm. Ne tai, ko netenkam, bet ką mes davėm iš tiesų. Ką gero esam padarę. Nežinau, užauginę vaikus, mes rūpinamės tėvais, šeiminį lygmenį, sakykime. Ar mes savo darbe dovanojam save visiškai. Gydėm, ar mokiam, ar koks mūsų darbas bebūtų, vis tiek tas darbas yra dovanojimas savęs. Tai kuo daugiau daryti gero, kuo daugiau mes darom gerą, to didesnė tikimybė, kad mirštant protas bus skaidrus. Jeigu mes nukreipsim dėmesį tai, ką mes gero padarėm, tai nuskaidrins protą, tai atneš ramybę, tikrai pasitenkinimą, nebus apgailėstavimų, kad kažką ne taip padariau. Nors žinoma, galima ir taip nukreipti protą, bet tai yra nelabai išmanu. Tai gali vesti būtent į tą padosą, paduthačitą, į tą ydingą čitą su pasibjaurėjimu ir nunešti žemyn, nutempti žemyn. Tai čia kaip ir kalba, Budos kalba yra apie
apie tai į ateitį, kam rūpi ateitis, kas galvoja apie tai, kas toliau, ne tik apie šitą gyvenimą, tai galima galvoti ir ne tai, kad galvoti, o reikia rūpintis jau dabar, daryti gerą ir lavinti tą įprotį, būti geraširdišku, linkėti gero, rūpintis, nes tas įprotis yra priešingas nepasitenkinimo, priešingas neapykantos protui. Ir tai apsaugos nuo smukimo žemyn ir leis mums kilti į viršų. Tai jeigu norite ateityje daugiau patirti gražių, malonių patirčių ir mažiau kančių, tai jau dabar reikia rūpintis ir daryti, dovanoti kitiems gerą. Ką pasėsim? Tai pirmiausia, mes gerą dovanojam, mes su kaupu po to pjaunam ir gaunam rezultatus. Tai toksai pamokymas ir aš linkiu jums dabar, ypač toksai gražus metas, prieš šventinis, linkiu jums daryti daug gerą, dovanoti kitiems gerumą. Yra labai daug žmonių, kuriems jo reikia. Aš pastebėjau kažkokį paūmėjimą gal jau dabar iš žmonių, kurie čia ateina pas mane. Matau, kad yra tikrai, ypač žmonės, kurie vieniši, tos šventės jau yra sunkus metas. Tai ypač tiems, kam reikia dėmesio, kas yra vienišas, dovanokit save, dalinkite savimi. Ir taip nei patys nebūsit vieniši, ir sukursite kažką gražaus jau dabar, ką galėsit atminti ir nukeliauti viršum, kai ateis laikas. Tai gražios jums savaitės.